Sveiki, čia dabar bus antra dalis apie GX12 Radiomasterio pultą. Tik aš norėjau kelis dalykus paminėti. Galbūt kažkas susidūrėt jau pirmoji daly. Aš su tuo kaip ir knisausi ir antroji. Žiūrėkit, kartais keičiant modelius, vat, kai jūs nueinate ir jeigu jūsų gazas nenuleistas, pakeitus modelį, atsiranda ir šitie ir netgi nuleidus gazą jis neprapuola. Tai žinokit, nepergyvenkit, čia yra grinai tik dėl to, kad čia dar beta versija. Aš taip manau, nes žiūrėjau visus kitus nustatymus, viskas turėtų būti tvarkoj, visi kiti pultai su tais pačiais nustatymais veikia. Tai čia tiesiog iš tų warningų išeiti, sakau, paprastai nuleidus gazą išjungus visus jungiklius turėtų tai prapult, bet čia neprapuola. Greičiausiai, kodo klaida dar kažkokia, čia yra 25 metai balandžio galas, gegužės pradžia. Tai jeigu kas vėliau žiūrit, tų problemų neturėtų būti, bet taratuką reikia paspausti, prapuola. Ir tiesiog laikykite tą gazą nuleidę ir daugiau, išeisite return ir bus viskas normaliai. Tai vienas dalykas. Dėl to ten man reikėjo iškirpinėti daug, kur aš suvazojausi su šitų dalykų. Tai jeigu ten kažkoks biškinės klaidumas yra video, nekreipkite tai per daug dėmesio. Aš tikiuosi, jūs atseksite mano žingsnius. Paliau sekantis dalykas, iš karto pranešu, aš ten kaip minėjau, kad padarysiu dovaną TBS pilotams, kurie su TBS naudojasi video gale. Tai ten dovanos kaip ir neišėjo, nes ten klaida irgi dėl to, kad čia yra būtent ta pati naujausia versija ir dar beta versija neveikia. Tai ta dovana yra atskiram video, kuri jau išėjusi prieš šitą, ką jūs dabar žiūrite, tai ten, kur yra TBS Lua script, geriau ar bent jau lygų ILRS ten pasižiūrėti, kaip naudotis TBS Agent Lua scriptų. Tai žiūrėkite tenai. Ir sakau, tikrai tas redagavimas tų video užima tiek daug laiko, jūs tas absoliučiai užsiknysęs, man tai video daryti čia kaip ir lengviau, bet sekantis video, žinau, kad mes biški per lėtai judam, galbūt jūsų atžvilgiu mes darome, ką galim. Aš jau čia išsidėliojęs viską, čia bus pasiruošęs, aš jau pasiruošęs ir turiu visą scenarijų susirašęs pradėti pilną seriją apie grinai ir Express LRS radio ryšį, kaip siųstuvus flashinti, imtuvus flashinti, packet rate, Lua skriptai, ten viskas bus išaiškinta. Tai sėkmės, žiūrėkite šitą video, jeigu kokie ten neiškumai, prašau, parašykite komentaruose ir tas TBS dovana bus video aprašyme. Nesikankinkit žiūrėdami šitą, jeigu laukite tas dovanos. Tai tiek. Ačiū. Mes pabaigėm su bendrais radio nustatymais. Aš jums paaiškinau meniu. Čia dabar jisai kažkokiam tai modelį turi būti, tai yra vienintelis modelis, pas mus tai to modelio 4 įvairūs ekranai ir čia galite keisti juos. Mes esam šitam pagrindiniam ekrane, tai jeigu norite nueiti bendrus radio nustatymus, tai yra SIS mygtukas, yra visi bendri radio nustatymai, o konkretaus modelio nustatymai yra čia. Tai spaudžiame šitą mygtuką, mus įveda į sąrašą esamų modelių priprogramuotų ir čia, kaip matote, tik tai vienas yra. Aš jį pradžioje čia jisai gamyklinis sukurtas, aš nežinau kaip jis sukurtas, bet aš tai pagalvojau, pasižiūrėjęs į jį, mes jį vis vieną išsaugosim ir mes jį tiesiog pavadinsime kaip, tokių šablonas, sakysim. Jis bus toksai, kad, kurio galėsim, mes kažkokius pagrindinius nustatymus čia padarysim, kurie mums tinka. Man tinka, nes aš jį dabar savo programuoju. Aš tokius padarysiu bendrus, kad daugmaž visiems tiktų. Ir tada mes jį galėsim, norėsim naują modelį, jeigu susikurti, mes galime mygtuką paspausti. Ir matote, copy model. Ir mes galime, nukopijuoti ir sukurti antrą modelį su visiškai tais pačiais nustatymais. Tai ką mes padarysime, čia išeinam dabar, aš tiesiog padarysiu bendrus nustatymus šito modelio, tokius labai paprastus pagrindinius, kurie tiks visi mano, sakysim, daugumai ateities modeliai. Jeigu aš norėsiu, aš tam pakeisiu vėliau, bet dabar, kad galvos nesukt, tokius labai pagrindinius nustatymus. Tai ką darome, kadangi mes jau model selectas, jau žvaigždutė yra, jis jau pasirinktas, spaudžiame mygtuką page ir einame į model setup. Tai mes galim pakeisti pavadinimą, modelio name mes pavadinsim,
šablonus. Išsaugom. Einam žemyn. Čia mes nieko pakol kas nekeisim. Čia viskas gali būti visiem modeliam. Čia viskas gerai. Va, dabar žiūrėkit, ADC filter. Kaip atsimenat, mes išjungėme ADC filtrą bendruose nustatymuose ir čia dabar yra global. Tai global, kad jisai klauso bendrų nustatymų. Tai mes taip ir paliksime, nes mes nenorime, kad jis būtų įjungtas. Jeigu jūs kokiam specifinį modelį norite įjungti, jūs galite paspausti ratuką ir išjungti jį. Arba įjungti, jeigu jūs bendrai įjungti galite, arba išjungti, jeigu bendruose nustatymuose yra įjungtas. Bet sakau, aš naudoju global, nes jis pas mane bendruose nustatymuose išjungtas, tai aš taip ir noriu. Toliau, internal RF mode. Kadangi, sakau, mes jį bendrai darome, tai jis tegul būna išjungtas. Ir mes jį naudosime tik tai kaip šabloną. Mums čia nereikia. External RF mes irgi nenaudojam, irgi tegul būna išjungtas. Einam toliau page up. Heli setup mums šito nereikia, mes galim šitą ekraną netgi panaikinti, ten nėra kažkur tai nustatymai, aš tik nežinau, bet čia tik tai malūnsparniam modeliams, čia irgi flight mode, čia lėktuvam visokiem. Inputs, reikia patikrinti, kad būtų AETR, tas aileron, elevator, throttle, rudder. Čia pas mus viskas gerai, taip ir paliekam. Ir miksai mūsų pagrindinis dalykas. Čia maždaug, mes nustatome, koks signalas, kokiu kanalu, kur eina. Tai pirmi kanalai yra preprogramuoti, čia yra būtent šitie mūsų gimblai, aileron, elevator, rudder and throttle. Ir matote, penktas kanalas yra ARM. Dėl to, kad aš tą mygtuką SE bendruose nustatymuose pavadinau ARM, nes aš jo daugiau niekam kitam nenaudosiu. Jis bus visą laiką tik tai ARM. Įjungti motorus, išjungti motorus. Tai jeigu ta prasme aš šitam būčiau nepavadinęs, sakysim, būtume prieš tos nustatymus iškart činoje, būtų tiesiog užrašyta tas CH5 channel, kanalas 5, būtų 100 ir SE, ne ARM, bet SE. Bet aš žinau, kad ARM tai yra būtent tas SE mygtukas. Ir jisai man bus visiems modeliams, kuriuos su savo dronams kursiu ateiti ir simuliatorių ir taip toliau, tegul jisai būna. O dabar žiūrėkit, visi kiti kanalai, jie yra priprogramuoti. Taip, jie patys ten kažkaip tai. Be jokios tvarkos, aš iš principo to nenoriu. Ir dabar žiūrėkit, visus kitus aš ištrinsiu. Nes kai aš kopijuosiu, aš noriu kaip šabloną, tai noriu, kad ARM mygtukas būtų priprogramuotas, nes man jo visiems dronam reikės. Bet paskui visus kitus mygtukus aš norėsiu jau savaip kaip nors suprogramuoti. Tai mes galime tiesiog paimti ir delete. Delete, einam ant sekančio, vėl spaudžiam edit, ne edit, bet einame delete, vėl einame žemyn, delete. Ir kad delete reikia palaikyti, jis palaikai. Jeigu trumpai paspaudėte, nes nesigauna, reikia delete, trumpai, vėl einam žemyn. Bet daugiau nėra. Ir mes turime, bus pas mus šablonas. Ok? Ir žinot ką, mums net ir šito 6 nereikia. Aš tai pagalvojau, man tas mygtukas bus svarbiausias simuliatoriui, tai mes dasidėsim jau ant simuliatoriaus. Svarbiausia, kad pirmi kanalai būtų 5, mūsų šitie, kurį keist negalime, ir mano arminimo tas mygtukas bus visą laiką. Tai galim išeiti iš čia. Ir mes, dar žinot, grįšime atgal į model setup. Model setup. Jis pas mus šabloną pavadintas, tvarkoj, tegul jis ir būna šablonas. Einam, turiu pasižiūrim. Mano miksai 5 liko, tvarkoj viskas, outputs, čia nieko mums daryti nereikia pradžioj. Ten yra kai kurios funkcijos, kurios galima invertuoti. Per šitą būtent ekraną galima invertuoti tos kanalus. Bet sakau, čia būtų tik tai šitam modeliui. Aš sukurčiau naują modelį ir man reikėtų invertavimą daryti vėl iš naujo. Tai Nors tarp kitko, dabar aš kaip pagalvojau, kadangi aš tas šabloną su arminimo mygtuku padariau, tai jeigu aš naudočiau šitą dažtą kaip šabloną visą laiką, tai jeigu aš jį dabar čia invertuočiau, ant šito outputs,
Aš netgi tiksliai neatsimenu, kaip tai daryti, bet va ten reikia keisti tą 100 į -100. Jeigu va sukeiti, tada jisai pradeda atvirkščiai veikti. Tai va tas šablonas, kai aš jį kopijuočiau, jisai visi šitie nustatymai persikiltų. Nepagalvoju, bet va, matot, visą laiką čia sakau tiek milijonas tų funkcijų ir visą laiką galima kažką tai sugalvoti. Nu, einam toliau iš outputs, einam čia curves, čia irgi jums nereikia nieko daryti, čia tuos dalykus čia yra praktiškai galima tai reguliuoti. Ant Betaflighto, čia logical switches, čia irgi labai naudinga funkcija, čia galime tokius loginius jungiklius daryti ir tai gal kada nors, nežinau, dar po kelių mėnesių aš kaip tikrai pasimokysiu, bet jau čia tikrai reikia žinoti, kaip viską daryti, bet tai yra tikrai labai naudingas dalykas, čia labai galima tokias įdomias funkcijas sukurti įvairias, ką pultas gali daryti, ką jūsų dronas gali daryti, taip toliau ir taip toliau, čia tikrai rimtas, bet čia dabar tikrai nelyskite ir aš net, neišsakau, nedaug padėsiu jums. Vat. Čia telemetrija, čia mes to gal užsiimsime, kai jau droną prisijungsim, čia įverta jau kaip droną prijunginėt, nueiti į modelį ir ten sukurti, ten galima ir telemetrijos ten sensorius pajungti, čia yra Discover New, nes jūsų radio imtuvas, kuris priima signalą iš pulto, drono imtuvas, jisai to pačiu ir siunčia signalą atgal į radio pultą su ten GPS ir koordinatėm, ir kiek satelitų prisijungia, ir kokia jūsų drono baterijos įtampa, ir visą tai galite pas save ekrane tai matyti tos dalykus, tai irgi naudinga. Bet vėlgi, kad šablonė mes čia nieko nedarysime, mes tiesiog einame toliau, page. Čia displejus, čia galima, ką jūsų ekranas rodo, čia baterija, visokies timeriai ir taip toliau, čia galima žaisti, bet šiuo metu tikrai to nereikia. Dabar žiūrėkite, turime šabloną, net galim pažiūrėti, ar bus tas šablonas pasikeis pavadinimas to modelio, galim išeiti vėl į pagrindinį ekraną, spaudžiam šiaip ir šablonas. Tai čia dabar vienintelis modelis, kurį turime, ne? Vėlgi spaudžiame modelio mygtuką, ir mes dabar pasirinksime šabloną, tai žvaigždutės jau pasirinktas, mes spausti mygtuką, ratuką spaudžiam, ir dabar žiūrėkit, darom copy model. Mes kopijuojam modelį, einame ant antro, čiuk, ir spaudžiam. Ir dabar mes jį pasirinksime. Mes spaudžiame šitą, select model. Mes sukūrėm naują modelį tik su tokiu pačiu pavadinimu, ar ne, ir su tais pačiais nustatymais. Reikia vėl, kad visi jungikliai būtų išjungti. Vėl spaudžiame MDL mygtuką ir einam atgal. Select model. Ok, viskas tvarkoj. Dabar mes ant šito naujo modelio esam ir mes dabar galime eiti į jos, mes pakeisim jo pavadinimą. Mes dabar bus ne modelis, ir mes pavadinsim liftoff. Kursime liftoffui modelį. Einam su lėčiu, biškai pasimučinsim su tom raidėm. Čia jūsas gal prasuks greitai. Pakeitėm pavadinimą, kaip visada užtruko milijoną metų. Ok. Einame žemyn. Čia mes pakol kas nieko nedarome. Edisi filter global. Čia tai esmės tai neturime, čia tik tai pultas su kompiuteriu. Tik žiūrėkit, kad simuliatoriai, jeigu jūs kabelių prijunginėsite, palikite išjungtą. Jeigu jūs Bluetooth norite prisijungti dabar šitą pultą prie kompiuterio ar prie televizoriaus, prie radio konsolės, tada jums reikia jį įjungti. Tai aš jį dabar įjungsiu, nes mes pabandysim Bluetooth prisijungti prie liftoffo. Pas jūs turi būti CRSF, neatsistokite ant ko kito. Šis yra CRSF 525M. Išsaugot. Čia hercai čia neturi reikšmės. Receiver band, čia aš tikrinau, nelabai čia veikia. External RF. Nebent jeigu pas jūs yra kitoks, nežinau, ar bus ateityti. Bet jeigu pas jūs išorinis yra siųstuvas, tai jūs tada įjungtumėte external RF, bet abejoju, ar kas naudosis čia išorinis.
Bet gal kas nors su kokiu TBS Crossfire, jie turi Bluetooth, tada galite jungti, bet aš abejoju. Va, ir toliau visa kita. Čia nieko mums keis nereikia. Tvarkoj, einam page up, sekanti, su setup mes baigiam. Heli mums nereikia šito ekrano, flight modes nereikia, inputs pas mus tas pats viskas, čia teisingai AETR. Va, ir dabar mes miksusiam, tai va, pas mus gimbalai veiks, arm, tas mygtukas veiks. Ir mes dar užprogramuosime 6 mygtuką, kad mes galėtume padaryti reset. Pasižiūrėkite liftoff, aš turiu porą video, tenai 2 dalis yra. Tai vat kaip kuriant modelius, kam šitas mygtukas, bet aš visiems ir čia sukursiu, bet čia yra reset mygtukas ir jūs pamatysit paskui jau į patį žaidimą, kai nueisit, kaip jį užprogramuoti, kad jūs galėtumėt padaryti reset. Ir dar kitas dalykas, va, bus galima šitą mygtuką, kurio šiaip tam liftoff, tam toj serijai aš neparodžiau ir mes nenaudojam. Čia grynai iš įpročio visą laiką aš jį užprogramuoju kaip 5 kanalą, bet, pavyzdžiui, liftoffai būtų galima, man atrodo, užprogramuoti kaip mygtuką pauzei. Jeigu norite sustabdyti, nepradėti iš naujo kaip reset, bet tiesiog sustabdyti minutį, vad galite įjungti, išjungti. Man atrodo, taip galima nes aš pabandysiu tai padaryti. Nedariau, bet man čia tokia vat idėja kilo. Tai vat galim, tai vat, jo, reikia šitą mygtuką užprogramuoti, kad padarytumėt reset, jeigu norite iš naujo žaidimą pradėti. Tai va, mes jį paspaudžiam, atsirado čia mikso jau šito kanalo nustatymai. Čia mes nieko pavadinimo mes čia jokio nedarysim. Ir tiesiog source, dabar yra P2, yra va šitas užprogramuotas automatiškai, tai vat mes jį pakeisime į šitą. Tai vat spaudžiam ant source, kad mėgsėt P2 pradėtų, jis mėgsi dabar. Ir dabar tiesiog mygtuką va reikia paspaus, mes paspausim čia SH mygtukas ir jis turi pasikeiti SH. Va, pasikeitė SH. Mes jį dabar išsaugom ir viskas, daugiau čia nieko nedarom. Išeinam. Ir viskas, pas mus šitie 2 mygtukai užprogramuoti. Dabar galim prie kitų su šitam. Čia nieko daryti nereikia, nieko daryti nereikia, nieko daryti nereikia, nieko daryti nereikia, telemetrijos jokios nereikia, displėjus jokio nereikia. Va, pas mus yra užprogramuotas liftoff. Dabar greičiausiai mes norėtume, kad tas šablono modelis nebūtų pirmas visą laiką, mes jį galim, pavyzdžiui. O žiūrėkit, move, mes jį padarysim move ir mes va, padarėm move. Matot, kaip gražiai. Nu va, sukūrėme mes liftoffą modelį ir dabar sakysim, va, išeit, galime, va, matot, mes dabar jį pasirinkę žvaigždutę ir mes galime dabar išeiti. Va, mes esam liftoffe. Ir dabar, nu, iš principo, daugiau nieko nereikia, va, dabar jeigu norit prisijungti prie sakysim, Bluetooth būdu prie kompiuterio. Tai vat, spaudžiate sys mygtuką, spaudžiate Express LRS, va, atsiranda ekrane, va čia nuėjęs žemyn BLE joystick, tai čia yra Bluetooth joystick, spaudžiat jo ir atsiras toks ekranas. Ir vat matote, ten toksai, nu, vat pagaliukas sukasi. Viskas, jisai siunčia dabar Bluetooth signalą ir dabar jeigu vat, paimtumėte, darytumėte savo kompiuterį, vat, galite ten įeiti į tos settingus, suras Bluetooth device ir ten turėtų būti užrašyta į Express LRS joystick. Spaudžiat ant jo, prisijungiat ir viskas, žaidžiate liftoffą. Ir vat, ten paskui jau žiūrėkite visas, ta prasme, instrukcijas, kaip tą reset mygtuką jum pasijungti liftoffo serijoje, visą tai yra. Norite atsijungti, tiesiog spaudžiate return mygtuką, išeinate dar kartą. Viskas. Dabar sakysim, jeigu jūs, nu, vat, nenorite Bluetooth, o tik tai kabelių, tai vat, tik pažiūrėkit, svarbiausia, vat, nuėjo šitus model selecting, pažiūrėkit, kad žvaigždutė prie stovėtų ir tada page up, spaudžiat model setup, einat apačion ir va, ir internal RF, rodo mode, spaudžiat ant jo ir išjungiat jį. Viskas, išjungiat jį, jums jo nebereikia,
return mygtukas, jums nereikia eiti į System, ten Express LRS, nieko, va, pasiemat kabelį ir tarp kitko šitas pultas, aš jums sakiau, yra problema su TX16S, kad jeigu nepaėmė tą gamyklinį kabelį su tuo USB-A vienam gale, jeigu prijungit, nieko neatsitinka. Bet čia paimsit, prijungsit prie kompiuterio, jums atsiras čia langelis, ten trys opcijos bus joystick, SD card ir serial. Tai pasirinkit joystick, prijungia prie kompiuterio, jūs atsidarė liftoffą, ten prisijungsit, sakau, liftoffą seriją, žiūrėkit, kaip prisijungti, paskui viską tenai nusistatyti ant pačio žaidimo, kaip jį nusipirkti, kur jį nusidauloninti, visą tai galima padaryti. Ir sakau, galit tiesiog tokį bet kokį laidą turėti, jums nereikia turėti. Gamyklinis ateina vienas USB-C, o kitas yra USB-A, bet dabar dauguma naujų kompiuterių visi jungiasi su USB-C, tai aš tokį turiu ir puikiausiai jungiasi be jokių problemų. Galite, aišku, ir ilgesnį naudoti. Arba įsijungia Express LRS, galite jungtis su Bluetooth. Tai ir pabaigsime šitą video, sukurdami modelį dronui pačiam. Aš atsinešiau mažą beta FPV R75 ir tuos galima daiktus nusipirkti. Čia pas jūs Lietuvoje jie ateina jau priprogramuoti, jūs praktiškai subindinat ir skraidot. Ten praktiškai 2 funkcijų tai reikia, kad jisai armintųsi ir ten galime pakeisti angle mode, ten galime pipsiuką. Ir pas man jau priprogramuotas, aš žinau tiksliai, kokie ten prie kokių kanalų, nes, jeigu naują gaunate, pasižiūrėt prie kokių oksų tie kanalai turėtų jungtis, jums reikia jį prie beta flighto prijungti. Tai, ta prasme, bet parodyt, kad pultas veikia, pilnai suprogramuotas, pulti daugiau nieko nedarys. Jeigu paskui kažkoks naujesnis dronas yra, jums tiesiog reikia jį prie beta flighto patį droną prijungti ir pažiūrėt, kad tie kanalai teisingai sukoreguoti su OX tais kanalais. Ir kokios funkcijos yra prie jų prilipdytos. Aš padarysiu atskirą video, žinoma, apie tai. Ir jeigu jau bus padarytas video, aš įdėsiu linką šitam, kad jūs galėtume pasižiūrėti. Bet sakau, jūs jau dabar galite iš principo radijas pilnai suprogramuotas. Tai gerai, tai žiūrėkit, turim šitas mūsų šabloninis modelis. Dabar norim sukurti dronui modelį. Sakysim šitam. Šitam man reikia dar papildomai be šitų gimbalų, kurie tie 4 AETR užprogramuoti ir ARM mygtuko, kuris užprogramuotas 5 kanalų. Reikia dar 3 praktiškai. Kad ten vienas bus, kad galėčiau keisti iš acro į angle ir head free. Head free toksai geras modas yra skristi iki be akinių. Nes ta prasme, nereikia galvos sukti, į kur tą kamerą žiūri, nes tu matai patį droną. Toksai geras modas, aš apie jį atskirą laidą gal padarysiu. Gerai po namus skraidyti, ir akinių nereikia dėtis. Ir paskui dar pipsiuką įdėti, nes kartais būna kokios sekcijos užkrenta ir niekur kitam kambarį negali rasti, tavo paspaudi mygtuką ir jis pradeda pipsėti. Ir tai tas yra patogu. Ir kitas dalykas, kai būna jis apvirtas, įjungi turtle mode, aš pasirinksiu kokį mygtuką aš noriu. Ir tada, pasakau, aš pavertus jisai tik 2 propeleriai sukosi iš vienos ar kitos pusės ir jis tiesiog atsiverčia. Nereikia eiti į kitą kambarį, ten gali distanciniu būdu atversti. Tai tokie dalykai, aš jas užprogramuosiu greitai, bet sakau, jums svarbiausia, kad būtų ARM disarm tas mygtukas, pipsiukas ir dar keli, bet aš užprogramuosiu gal papildomai 4. Netgi gal, pas mus 5 užprogramuoti, tai aš dar 5 mygtukus, kad bus pas mus 10 kanalų šitam modeliui čia, bet FPV jam daugiau nereikia. Tai vėlgi, ką darome? Būdami ant šito šabloninio modelio, atsistokite ant kito modelio, ant šito, kuris yra, kad žvaigždutės ant jo nebūtų šito šablono. Model 0 yra šablonas, tas pats. Aš tik jį pervadinau per pertraukėlę. Spaudžiu ant jo ir atsiranda ne select model, mes darome copy model. Copy
Ir mes einame va čia trečią ir darom plius. Atsidaro antras ir mes jį dabar pervadinsim. Select pirmą padarom. Ir dabar einame page up. Ir va, mes pakeisime ją pavadinimą. Mes dabar jau pavadėsim beta FPV. Einam žemyn. ADC Global, pažiūrėkit, kad būtų. Ir dabar reikės įjungti, mes įjungsime vidinį siųstuvą, nes mes norėsim valdyti droną. Ok. Aš įjungiu Crossfire, CRSF 525M. Daugiau man čia nieko daryti nereikia. Čia įdėta, kad liktai galima bindinti su dronu, bet aš bandžiau ir ten nesigavo. Man atrodo, čia dar tik tai įdėtas tasai tekstas, bet iš tikrųjų ta funkcija čia dar nesutvarkyta. Skau bandomoji versija, kaip visada. Va, tai mes su setup baigiam, dabar einame sekantį, vėl heli setup praleiskit, flight modes praleiskit, inputai va pažiūrim ATR, viskas tvarkoj, ir va mūsų 5 tie gimblai ir R mygtukas užprogramuoti. Ir dabar, kai mes padarysime, va, dabar 6 kanalą, čia bus AUX2, jeigu Betaflight žiūrėsite, nes 5 kanalas yra AUX1, ARM, ir antras AUXas yra 6 kanalas. 6 kanalas yra antras AUX. Čia auxiliary vadinasi, kaip ir prietaisas, priedas, kuris, galinis adresatas, ta prasme, šito signalo funkcija. Tai va, mes turim, antras AUXas pas mane bus reguliuojamas video signalas. Čia tokia biškė, aš tokią funkciją pasidaręs, aš galiu reguliuoti, stiprinti arba mažinti video signalą savo droną. Čia šitai dabar tikrai nesigilinsiu, ten galima per tą control line window tokį kodą įvesti ir ten aš padarysiu atskirą video apie tai kada nors. Tai va, mes pasireikėm šitą kanalą. Va, atsidarė mygčiai to 6 kanalo nustatymai. Mes čia jokių pavadinimų nieko nedarysim. Va, tiesiog source. Tai va, aš pasirinku, man čia bus labai patogu. SB mygtukas va šitas va, nes bus, va, čia bus mano PIT, čia bus 25 mW ir čia yra 400 mW mano video signalas. Aš galėsiu reguliuotis. Tai va, aš pasirinku šitą mygtuką, čia jis yra SB vadinasi, tai va, aš atsistoju, kad jis mirksėtų. Čia dabar P2, šitas priprogramuotas, bet aš jį pakeisiu. Spaudžiu šitą ir va, aš jį pajudinu, jis pasidarė SB, aš išsaugau, nieko daugiau daryti man nereikia, aš išeinu. Va, SB mygtukas 6 kanalas, dabar darom 7 kanalą. Per vėl einam ant source. Nežiūrėkit, tiesiog SOX svarbiausia. Dabar aš jį programuosiu beeperiui, būtent va, mano bus čia mygtukas, kad pipsėtų mano dronas, jeigu aš jį pametęs, vėl aš spaudžiu, kad jis mirksėtų šitas, kas ten yra užrašyta, nesvarbu, va, spaudžiu mygtuką ir pasikeitė SH. O matot, ir užrašyta SH. Spaudžiam ratuką, jis išsisaugojo. Išeinam. Rakoj. Mano 8 kanalas bus Turtle. Tai vat bus tas Turtle, kad galės dronas atsiverst. Aš jį padarysiu, toks jausmas va su šitų mygtuku, kai paspausiu, vat bus jisai tam Turtle mode pas mane. Jau pats tas. Labai gerai. Čia bus SA. Spaudžiam mygtuką SA, pasikeitė SA, išsaugojam, išeinam. 9 kanalas, mano bus, aš galėsiu pakeisti acro į angle and head free, ir aš galvoju, aš vat SF, o šitas mygtukas, acro dažniausiai tai jis bus nuo manęs, tai vat mane maišys, angle galėsiu taip įjungti ir head free, o taip įjungęs galėsiu skrydyti. Tai va. Čia yra SF mygtukas, mes atsistojam ant jo. 9 kanalas, eina man šitų source mirksi, judinu mygtuką SF, pasikeitė SF, spaudžiam mygtuką, išsisaugom, return. Ir paskutinį kanalą man tiesiog kad kartais būna
kai ten kas nors aš jų taisau ir taip toliau, vat, kad jis pradeda pipsėti, nes ten kažkokia klaida yra. Tai aš turiu, vat, aš pač gal va šitą mygtukas, kadangi vidutiniai pozicijoje, aš va šitą mygtuką, vat, jis kai viduriniai pozicijoje, jis pas mane tiesiog išjungs pipsėjimą. Jeigu man reikės, einam ant source, paimam mygtuką, pajudinam. Reikia, kad jis mirksėtų. Atsiprašau. Source, mirksi. Paspaudėm. SC įsisaugojo. Spaudžiam mygtuką. Išeinam. Mixis ir toliau, ar paėsim, outputs mums nereikia, curves nereikia, logical switches nereikia, special functions nereikia, telemetrijos man irgi čia nereikia, nes panamus šitų mažų tik skaridau. Mes apie tą telemetriją prasėjusim display, man čia aš ką nors pasidarysiu, ką aš norėčiau, kad man rodytų ir viskas. Ir mes tik tai move padarysime, move model, tik mes jau čia įstatom. Ir viskas. Mes jį pasirinkę, mes galim return, mes beta FPV, pas mus pasižiūrim, ar mūsų siųstuvas veikia, nes mes jį jungiam, spaudžiam sys, bendrą pulto nustatymų meniu, einam Express LRS, rodo, kad jis pas mus veikia šitam modeliui. Aš tik tai pakeisiu packet rate, man atrodo, jis pas mane šitas dronas nustatytas ant 250, jis tiesiog greičiau prisijungs, kai yra iš anksto, sutampa tie dažniai. Čia nieko baisaus kartais, kai būna čia 50 ant pulto, o ant drono kitoks, dronas paskui pasikeičia, bet tiesiog pultas ilgai ieško, jis eina ten ratu ir kiekvieną dažnį bando, kol galų galės ten prisijungti, tas atlaiko užtrunka. 250, 2,4 GHz, aš išsaugau ir čia viskas kaip buvo, kaip mes žiūrėjom, ir aš tiesiog dabar einu ant bind mygtuko, bind. Aš padedu pakol kas droną, šitą pultą, ir dabar lengviausiai droną. Čia turėkit omeny, sakysim, jeigu šitas dronas neturi jokios slaptafrazės, jis naujas, pirmą kartą prijunginėjat, tai paprasčiausias būdas, tai pirmą įjunkit ir pasižiūrėkit. Jeigu pas jūs ta lemputė tiesiog taip mirksi tolygiai, palaukit. Ir nemirksi man. Čia tenai mirksi. Matot mirksi taip. Tak. Tai jums daugiau nieko daryti nereikia. Aš pakol kas išjungsiu. Jums pakol tada, jeigu mirksi to lygiai, puk, tai tada jisai tiesiog, tokia, nežinau tiksliai kaip lietuviškai, kokia jis ten toj būsenai, bet jisai tiesiog, aš įjungtas, bet kažko jis laukia. Kad jisai įeitų į bindinimosi būseną, jums reikia 2 kartus įjungti, išjungti ir 3 kartą palikti įjungus. Ir tada jis pradeda mirksėti, tik. Kai jis pradeda taip mirksėti, reiškia, jis pasiruošęs bindintis. Okay? Tai kai kurie naujesni, dabar su nauja šitą Express LRS programinė įranga tie imtuvai, kurie dronuose įstatyti, nauji ateina, jie iš karto į tą bindinimusi būseną įeina. Bet sakau, jeigu tik tolygiai mirksi, tai tada 3 kartus, 1, 2 ir 3 kartą įjungiat. Šitas važiuoju, jisai iš karto pradeda tik mirksėti. Tai čia tiesiog įjungiat, paliekat, bet aš dėl viso pikto parodysiu, kaip 3 kartus įjungus, kad jis taip mirksėt, norėtų pradėti įjungtis. Tai 1, 2 ir 3 kartą įjungiat, Ir dabar žiūrim, čia turėtų, ten lemputė, jeigu man. Matot, tik. Ten kitos lemputės. VTX, bet dabar kai tik mirksi, dabar ką mums reikia daryti, spaudžiat mygtuką bind, su ratuku atsistoja ant bind, spaudžiat, ir jis bando prisijungti. Ir matot, atsirado C raidė, jisai dabar nebemirksi,
Viskas dega pilnai solidžiai lemputės prisijungęs. Nu ir ką, bandom. Dabar žiūrėkit, aš čia galiu iš šito meniu išeiti, man čia nebereikia. Va, nuleidžiame gazą. Nu va, ir viskas, aš arminu jį. Žiūrėkit tą droną. Va. Nu, vienu žodžiu. Žinai, virš stalo skaidyt. Ai ne, mes angle galima įsijungti, tada jisai būna įsilyginęs visą laiką, taip gal bus lengviau. Ai, aš išjungsiu video sustuvą, nes mes akinių nenaudojam. Jo, be akinių nėra taip lengva skraidyti. Nu va, prašau, aš čia ir paskraidyti. Nu va ir viskas. Atsijungit. Telemetry įsijungit, jeigu nueitumėte skriptą dabar, vėl Express LRS. Spaudę. Ar matot, C raidė propolės atsijungia. Vat. Ir viskas. Mūsų pultas veikiantis. Va, ir dabar bus paskutinė jau dalis video apie GX12. Pirmas dalykas mes padarysime mūsų SD kortelės backupą. Čia nėra tos SD kortelės, kuris įdeda į galą, jinai jau viduje montuota, jinai kaip atminties mikroschema tokia, bet ant kompiuterio viskas bus tas pats, lygiai taip pat prijungsime prie kompiuterio USB laidų. Tai čia didelis skirtumo nėra, mes padarysim backupą ir paskui mes padarysime firmware update. Ir dar trečią aš paaiškinsiu, ką mes padarysim ant galo, bus mažas toks siurprizas TBS FPV pilotams, kurie naudoja TBS sistemą. Ir jeigu pažiūrėsite video iki galo, aš jūs biškį pamaloninsiu. Nu, čia bus tiem pilotam, kurie, pavyzdžiui, nusipirkę šitą radiją, kur yra tik tai viduje įstatytas IRLS siųstuvas, kad įstačius išorinį TBS siųstuvą arba Crossfire arba Tracer būtų galima naudoti šitą radiją būtent su TBS sistema. Tai va, vėlgi, kaip prieš bet kokį programavimą, mes padarysime backupą kortelės, kad jeigu kažką tenai supainėsim ir prigaminsim kažką ne to, būtų galima visą laiką statyti šitą radiją prieš tai, kaip jinai buvo. Tam mes paėmėm, jungiam laidą į kompiuterį ir įjungus radiją, jungiame USB kabelį ir mums atsiranda šitas ekranas, mes pasirinkam USB Storage SD. Paspaudžiam šitą ir mums daugiau nieko daryti nereikia. Einame prie kompiuterio, atsidarome paieškos langus ir turėtų pas mus atsirasti neužilgo. Va, ir pas mus atsirado šitas išorinis diskas atminties, o čia mūsų yra SD kortelė, paspaudus, čia yra viskas, kas pas mus yra mūsų toje SD kortelėje pačiam pulte. Tai mes ką padarysime, mes viską nukopijuosim. Ai ne, prieš tai važiuokit, atsidarykit antrą langą, tą paieškos tokį. Aš jau čia pas mane folderiai visokie sukurti, čia mano viskas FPV ir čia mano radijai. Aš turiu TF16S ir Pocket ir aš sukursiu dar vieną atskirą folderį, būtent GX12. Čia spaudžiam, new folder. Va, atsidarė. Aš pavadinsiu GX. Atsiprašau. GX12. Čia tartadys. Čia galima tartudėti. S pas mane jisai. Aš išsaugosiu. Ir mes iš šitą folderį bus viskas, kas pas mus yra kortelėje čia. Mes čia viską galime nusikopijuoti gražiai. Atsiprašau. Grįžti atgal. Atsistoja. Čia galime nešėti. Aš viską nukopijuoju. Čia galime tiesiog paspaudus taip nutempti viską. Ir aš įmesiu čia. Čia užtruks apie minutę.
viskas nusikopijavo. Dabar galime šitą kortelę ištrauksimės ją. Štai prapuola. Čik. Ir, vienas minusas yra tas, kad, žinot, kai galima ištraukti kortelę iš galo, pačią kortelę ir pridėti prie card readerio, viskas vyksta daug greičiau. Čia kaip ir visus laidus eina. Tas procesas biškai lėčiau užtrunka, bet ši procedūra visa ta pati. Tai galime atjungti radiją. Čia man neiššoka, čia šiais laikais jokios skirtumų nėra, galima atjungti radiją. Kortelė čia pranyko ir mūsų viskas, kas pas mus buvo, kas yra pas mus dabar radijoje, mes turime backup failą. Tai pakokas galime šitą langą uždaryti. Ir sekantis žingsnis mes proflešinsim radiją. Dar prieš flešinam galim pažiūrėti, kokią versiją aš jums parodysiu. Spaudžiam sys mygtuką, čia bendri nustatymai pulto. Ir tada page up, einame į patį paskutinį meniu. Version, matote HTX GX12 ir paskui 2.11.0 RM, čia Radio Master Build. Tai čia yra gamyklinė versija. Šita paskutinė 2.11, jinai dabar dar jos oficialia versija nėra išėjusi. Ir jau dabar išėję yra 4 tie versijų kandidatai. Tai jos tokios kaip beta versijos. Ir aš pasiskaitęs internete, man ten tokį įspūdį susidariau, kad vis vien ta gamyklinė versija yra daug ankstesnė negu paskutinė jau, ten sakysim, 4 versijos kandidatinė versija. Ten Release Candidate 4 vadinasi. Tai ten bus greičiausiai mažiausiai programinių klaidų, tai mes į ją ir pakeisime. Tai kad pradėti tą firmware update, mes turime išjungti radiją. Išjungtas radijas, pas mus prijungtas kompiuteris. Ir pirmas dalykas, ką mes padarysime, mes nueisime į HTX Buddy. Čia pas mane jau yra bookmarkas toksai. Aš įdėsiu linką, tiesiog galite įvesti buddy.htx.org ir ten jums atidarys šitą website. Ir šiandien website unčiasi online flasheris toksai. Nueinam čionai, mes galime išsirinkti. Čia yra dabar oficiali versija, kaip matote, o čia paspaudus filtrus, galima kandidatinės versijos. Nuo jos, mes jas pasirinkam paukščiuką, uždarom, atidarom ir matote, jau atsiranda ir šitie, RC1, RC2, RC3, 4. Ir čia iš vis paskutinė Nightly. Tos aš dar nesiūlyčiau. Čia tik tai žmonės tie, kurie su programavimas užsiima, mėgsta testuoti radijus, gali, ta prasme, nusikrauti ją, bet aš paimsiu šitą pačią paskutinę kandidatinę versiją, mes ją pasirinkam. Aš atsidarysiu čia, pasirinksiu radiją. Čia. Galima ir įvesti, sakysim, jeigu nematote Radio Master, išmete Radio Master ir mano yra GX12, aš pasirinku ją. Ir dabar ką aš padarysiu, prijungsiu radiją, kai jinai išjungta, jinai įeis į bootloader mode iš karto. Aš įjungiu ją ir užsidegė raudoną lemputę. Ir dabar aš paspausiu flash via USB. Ir dabar paprašysim prijungti naują prietaisą, mes norim prisijungti. Ir kažkodėl mums nieko nerodo. Šiek tiek pasiaiškinau, man užtruko gal 10 minučių. Tai net, mačiau, Bardvilas net apie tai nėra šnekėjęs. Taip atradau ten tokiuose chatuose ir pasirodo patekti į DFU mode, kad programuot būtų galima daryti software. Ir šitą biški kitaip negu tiek 16 ir Pocket. Nes pas Pocket ir tiek 16 išjungiam radiją, jungiam USB į viršutinį programavimo USB lizdą ir pas mus radijas nueina į DFU mode. Bet čia, kadangi nėra to atskiro krovimo USB, viskas per vieną, tai jeigu aš įjungiu jį,
tai jis tik ir kraunasi, jisai nežino, kad jam reikia eiti tą DFU modą. Tai aš čia pasiskaičiau ir aš įdėsiu linką gal, bet, galit pas mane ir išmoksit. Tai įkišus laidą, jis dabar kaip ir kraunasi, bet į DFU modą, kad nueiti, reikia spaudžiam SG mygtuką šitą, laikot ir spaudžiate power button. Ir paleidžiam. Ir dabar mes nueisim, ten gali langelis atsirasti, ar leidžia prisijungti, tai leiskit prisijungti. Ir dabar einame į HTX Buddy. Atsidarom, vėl čia į filtrus nueinat, uždėkit paukščiuką Include Pre-Releases. Mes pasirinksime Release Candidate 4, Nightly nesiūlau. Čia tik tai testavimai. Pasirinkam tą ir pasirinkam mūsų Radio Master šį turėtų man išmes, Radio Master 12. Ir mes darom Flash via USB. Spaudžiam ir Add New Device. Ir pas mus atsirado STM32 bootloader. Tai pažymėm jį, spaudžiam Connect. Pas mus bootloaderis yra, spaudžiam Next. Mes darome HTX Jolimon. Ta prieš tai buvusi senesnė, kur ant F16 ar Pocket'o dar stovi ta 2.10 versija, kuri vadinasi Centurion. Ir praktiškai galima flashint. Spaudžiam, žiūrėsim, kas čia vyks. Čia užtruks gal porą minučių, dabar čia išrašinėja, tai jūs tas tikiuosi pagreitins. Viskas. Spaudžiam Done, setup SD kortelę, ten, kur balsus galima, garsus kitokius, mes padarysim update, bet mes pirmą turime išeiti iš DFU modo, tai aš tiesiog padarysiu Done, mes visą laiką galėsime šitą mygtuką paspaudę grįžti, šitas pats linkas yra, tai aš padarau Done, ir mes patikrinsime, ar pas mus atsirado nauja, galime ištraukti laidą dabar, įjungsim radiją, ir žiūrėsim, ar pas mus nauja versija yra. Šneka, bent jau veikia. Ir dabar einame sys mygtuką ir page up iki paskutinio meniu folderio. Versija. Ir matom HTX GX12, ir versija 2.11.0 RC4. Pasikeitė nuo, man atrodo, ten factory or ten kažkokia kitai buvo užrašyta. Tai pas mus viskas čia pasikrovėt ir dabar galim pažiūrėti, ar jie turi ten kažkokią naujesnę versiją garso kortelės. SD kortelės, ar ten yra kas nors. Tam mums nereikia išjunginėti radio, tiesiog paimam, prijungiam USB kabelį, mums atsiranda šitas ekranas, mes pasirinkam USB storage. SD content, select SD card. Padarom select. Vėl view files, save changes. Sakysim, bet šitą nori pasirinkti. Vėl radiją pasirinkat radijom. Čia matot, net nėra. Kadangi matyt šitie nauji radijai, jie žemiau 2.11 neina, tai dėl to ir nėra. Aišku, tai čia kortelės net tokiais. Bet jeigu, sakysim, būtų toks TX 16 ar Pocket, pasirenkat kalbą, sakysim, anglų kalbą, ir tiesiog spaudžiate mygtuką Apply Changes. Viskas, daugiau nieko daryti, viskas toliau susitvarko, pasidaro, ir kai viskas pabaigia, paspaudžiat Finish ar Done, atkabinate kabelį ir daugiau nieko daryti nereikia. Čia ateičiai, jeigu norėsit tą kortelę atnaujinti, bet sakau, čia pats naujausias yra 2.10, o pas mus jau 2.11, tai mes tikrai gal neįsime. Tai čia su flashinimais ir backupais ir SD kortelėm pabaigiam. Mes galime išeiti iš čionai. Čia buvo tas chatas, kur aš radau atsakymą į tą bootloaderį. Aš gal įdėsiu linką arba padarysiu screenshotą, čia galit gal patys pasižiūrėti, čia parašyta. Gražiai, būtent šita vieta, can confirm, ir kaip reikia daryti. Šitoj vietoje. Galit susistabdyti ir pasiskaityti. Tai aš grįžtu į Google. Ir dabar aš, kaip sakiau, gale video tokį, pamaloninsiu TBS
pilotus, kurie, galbūt žmonės nusipirko, kurie IRLS naudojasi, čia dabar jau galima tai išjungti, kurie naudojasi ir IRLS sistema, bet turi gal dronų su TBS Crossfire arba TBS Agent, nes TBS Crossfire anksčiau seniau buvo tikrai viena iš geriausių tokių patikimiausių radio ryšio sistemą. TBS Crossfire jinai dirba 900 MHz dažniuose, Europa 868, kitam pasaulyje 915, o TBS Tracer yra 2,4 dažnis. Ir sakysim, visiems gal žmonės turi dronų, ta Crossfire, sakau, jie geri patikimi didesnėm distancijom skraidyti ir likę dronai su tais imtuvais. Tai ką aš pastebėjau, galime nueiti į sistemos meniu ir pas mus yra tas Express LRS, kaip čia yra tas Lua skriptas, jeigu mes turime tą LRS sistuvą, kad jis galėtų pultas susijungti su sistuvu ir tada jau sistuvas siunčia signalą į jūsų imtuvą. Bet aš ką pastebėjau, kad čia be Express LRS daugiau praktiškai įsijokia, čia būtų galima įstatyti išorinį su nano adapteriu išorinį TBS sistuvą ir valdyti droną. Jeigu jūs turite su TBS imtuvais kokius tai dronus, galite uždėti išorinį TBS sistuvą ir naudoti šitą pultą. Bet aš pažiūrėjau, čia nėra tas vadinasi Agent Light. Tai yra ekvivalentas TBS sistemoje kaip Express LRS. Express LRS, jisai padeda su IRLS imtuvais dirbti ir kad pultas veiktų, o Agent Light, TBS Agent Light, jisai yra tas pats Lua skriptas, bet TBS sistema ir žiūri, jo nėra. Tai aš atradau, kaip jį būtų galima įsidownloadinti. Lua skriptas čia maždaug buvo tas pats kaip taip pat kaip Express LRS, tai jį reikės ieškoti ne Express LRS website, bet mes jį surasime TBS website. Tai einame čia į Google ir įvedam TBS Agent Light. Atsidarys. Galim atsidaryti šitą. Ne. Čia jums reikia užsiregistruoti, važiavim jų į pagrindinį galą. Kur čia jų kus nors. Produktai, galite jų tą website. Šiaip tiesiog įveskite team-blacksheep.com, pateksite šitą website ir tada einate downloads, spauskite downloads. Mes turime nueiti čia pačion. Čia desktopui. Ir žiūrėkit, TBS Agent Light. Nusileiskit žemyn, čia yra download. Ir čia yra Lua skriptas, čia yra. Paspauskite šitą. Jums ta prasme, nudownloadis failą. Mes galime atidaryti iš kartą. Paspaudę. Jisai pas mane downloaduose. Ir čia jis jau unzipintas pas mane. Jeigu pas jūs zip failas atėjo in Windows, tai atzipinkit jį, jums toksai folderis atsidarys, paspauskite jį. Ir čia yra, žiūrėkit, keli failai. Čia šito pakolkas nekreipkite dėmesio. Jums bus reikalingi šitie, palaukit. Mums bus reikalingi šitie du failai ir juos mes turėsime įkelti į Tools meniu mūsų SD kortelės. Okay? Čia visą tai darykite tik tai tie žmonės, ta prasme, čia galima su visais trim pultais, ir su spalvotu ekranu, ir su tekstiniu. Okay? Widgets, šitas failas, mes jau užsiimsime tik tai su spalvotu ekranu, aš padarysiu kitą video, ten su spalvotu touchscreenu, tai čia tiek 16 bus galima su to pultu padaryti. Dabar mums reikalingi tik tai šitie du failai. Okay? Tai mes paspėstumėm į šoną, pas mus jie nusidownloadinę čia, ir dabar mes paimsime
prijungsime pultą. Vėlgi mes čia einame įjungtas pultas, einame USB storage, spaudžiam. Skau, čia daugiau nieko nevyksta ant čia ekrano ir atsidarysime naują tą Finder window. Va, atsidarė mums kitas. Aš gal supaprasinsiu šiek tiek. Aš atsidarau ir va, čia mano yra SD kortelė, kur mes va backupą, kai darėme, irgi va čia ta pat SD kortelė, išorinis hard drive'as. Einame į script folderį atsidaro, tada tools folderį ir va į šitą folderį mes įkelsime va šitus du daiktus. Mes jas galima paimti va taip. Atsiprašau. Nu va, tiesiog jie čia du, štai va mes juos paimsim. Va, nukopijuojam, galim padaryti kopiją. Ir va, šius. Ir padarom paste, paste. Tas mūsų paste items. Va. Čia galima lygiai taip pat vat, paimti ir paspaudus nutraukti juos, vat, kaip darėm backupą, lygiai vat, tas pats. Vėlgi, kadangi ta SD kortelė yra į vidų įmontuota, jos ištraukti negalima, tai čia vat, viskas biški lėčiau. Nu ir va, ir viskas. Sakau, vat, jeigu būtų lygiai taip pat galima, vat, paimat jūs abudu tai pažymite ir galima tiesiog va, nutraukti, mesti čionai. Aš padariau tiesiog kitokiu būdu, kad žinotume. Nu va, čia viskas išsisaugojo, čia va, sakau, mūsų pulto visas turinys čia. Dabar galime, kad mes išeinam. Sakau, dažniausiai šitas neveikia, va, galime ištraukti. Ir dabar žiūrim, einam į sistemą. Ir va, pas mus yra TBS agent. Galim paspausti ir jisai veikia. Bet kadangi pas mus nėra pačio sistuvo, nu tai jis mums ir neveiks. Tai va, tai čia dėl to galvos tasame savo nesukit, per daug nepergyvenkit, bet va, mes įkrovime TBS agentą, va, jeigu žmonės nori naudotis išoriniais TBS sistuvais su šitu pultu, vat reikia įdėti vat šitą TBS agent Lua skriptą. Tai va, tai tiek.